Su manim Vitalijus Kozys, VDU krepšinio komandos kapitonas ir vykstat į Europos studentų čempionatą. Kokie tikslai? Tai tikslai yra patys aukščiausi. Kaip visada VDU siekia aukščiausių tikslų ir Lietuvoje, ir Baltijos šalyse, ir dabar bandysim siekti aukščiausių tikslų ir Europoje. Kokias sąlygas suteikia VDU? Būtent sporto centras, gal VDU universitetas? Puikios, daugiau nieko čia negalima prašyti. Turim nuostabią krepšinio aikštelę, turim ir štanginę per gatvę perėjus, tai turim ir stadioną, papildų gaunam, angliavandenių gaunam, viskas yra super, kineziterapeutai, fizinio rengimo treneriai, tai aukščiausias lygis. Kaip komandos draugai, ar visi sveiki, visi pasiruošę? Visi sveiki, taip, čia dabar vienas gavo traumelę, tai nyksta biškį čiurna, bet tai čia porai dienų ir šiaip tai visi esam sveiki gyvi. Tai vykstat su gera nuotaika? Su pačia geriausia ir pačia kovingiausia. Gerai, lauksim medalių. Ačiū.